Yra viena istorija, kaip gyvatė sutiko Naradą ir bandė jam mirtinai įkąsti, bet ji nieko negalėjo padaryti, ji buvo apstulbusi. Kodėl tu nemiršti, aš tave kandžioju ir kandžioju. Jis sako, mano kūnas transcendentinis. Koks? Transcendentinis. Gali dar kartą tai padaryti? Ji žiūrėjo į jį tuščių žvilgsnių. Jis sako, o kur gauti tokį kūną? Jei manęs klausysi, gausi tokį patį. Prisimenate, jis jai tarė, nieko nežudyk. Gyvatė tarė, gerai, aš viską supratau. Ir kai ateisiu vėliau, pažiūrėsime, kaip tavo kūnas. Ir gyvatė nustojo ką nors žudyti. Kai grįžo Narada, gyvatės oda jau buvo iki bambos nusmukusi. Nežinau, ar gyvatė turi bambą, nežinau. Bet oda iki bambos, akis pamušta, nulūžęs dantis, ji buvo sulieknėjusi ir pamišusi. Ir ji visiems pasakojo, gyrėsi, kad yra didžiausių mahatmų mokinė. Keista didžiųjų mahatmų mokinių būsena. Pamišusi, nuskurusi, nuskriausta. Narada klausia, kas tau brangioji? O jis sako, nieko sau tu ir man davei. Narada, ką aš tau daviau? Jis sako, taigi aš vykdžiau tavo nurodymus idealiai. Narada nusišypsojo ir tarė, kas taip vykdo nurodymus, jis niekada nebus tokioje būsenoje. Tada žmonės bijotų visų šių nurodymų, jei jų dėka tokie dalykai dedasi, kam to reikia. Aš tau sakiau, nežudyk. O ji, aš ir nustojau žudyti. Tada ir prasidėjo, vaikai iš manęs tyčiojosi, dantį išmušė, o žudyti negalima, akį išmušė, žudyti negalima, odą nuplėšė, žudyti negalima, valgyti negalima, nieko negalima ir viskas. Narada sako, kokia tu kvaila gyvatė, tu nesupratai, aš tau sakiau, nieko nežudyk. Bet aš tau nesakiau, kad niekam negrasink ir leisk visiems su tavimi ką nors daryti, neatidaryti kapoto ir negrasinti, kad aš tau dabar įkąsiu. Įkąsiu. Kodėl gyvatė nieko nesuprato? Kodėl? Kodėl gyvatė? Prašau, pasakykite man, kas yra gyvatės personifikacija Veduose. Pyktis. Pyktis visada yra kieno išvestinė. Geismo nepasitenkinimas. Geismas visada yra puikybė ir iliuzija.